Sveiki visi. Tai šiandien noriu tiesiog pakalbėti, kaip pasidaryti savo finansinių sutarčių analizę. Gerai? Tai iš karto pradedam. Pirmas dalykas. Ar turit pinigų? Taip. Ar turit laisvų pinigų? Jeigu kažkas nutiktų, taip, ar liga, ar dėl darbo kažkas atsitiktų. Jeigu jų turite, tai tiesiog rekomenduoju pasižiūrėkit indėliai.lt ir pinigus laikykit už procentus. Nežinau, pavyzdžiui, jeigu turit 10 000 eurų, taip, ir labai daug žmonių, praškai netgi pasakysiu, yra statistika, kad iš 21 milijardo, kurie yra bankuose pinigų, įsivaizduokit, tik ten 4-5 milijardai yra terminuotose indėliuose, o 15 milijardų žmonės net iš savo to pačio banko sąskaitos neperveda, pavyzdžiui, į terminuotų indėlių sąskaitą. Suprantu, kai neturit pinigų, gal nėra ką skaičiuoti, bet jeigu tikrai turit pinigų, ar 1000, ar 10 000, netgi nuo 1000, taip, gauti per metus ten 40 eurų. Vis tiek yra pliusas, taip, o ne minusas. Nes jeigu nieko nedarot, tada viskas veikia atvirkščiai. Tiesiog tie pinigai nuvertėja ir man labai gaila, pavyzdžiui, jeigu žmonės, kaip pavyzdys turėjo, pavyzdžiui, 20 000, taip, gal kažkas turit 2000, taip, ir jeigu jie pragulėjo visus metus, pavyzdžiui, ar kelis metus sąskaitoj, įsivaizduokit, iš to 20 000 per paskutinius 3 metus infliacija yra virš netgi 10%, tai įsivaizduokit, iš tų pinigų beliko žmonėms 15 ar 13 000. Jeigu, pavyzdžiui, 2000 turėjot, tai 1500 ar 1300. Sutikit, kam palikti tos pinigus kažkam. Taip, infliacija tikrai yra pats blogiausias dalykas, kas gali būti finansuose, nes jie suvalgo mūsų ir investicijas, ir suvalgo santaupas. Tai prašau, užeikit indėliai.lt, pasižiūrėkit, kur laikot pinigus ir paprastas žingsnis. Įdėkit pinigus, kad gautumėt atgal bent kažkiek pinigų. Indėliuose praktiškai yra visi pinigai apdrausti iki 100 000, reiškia, jūs niekom nerizikuojat ir tai yra tikrai saugus dalykas. Taip? Antras dalykas. Labai daug žmonių, apie 1 400 000, jau turbūt daugiau, jau dalyvauja antroji pensijų pakopui. Taip? Kai kurie sužinojo visai nesenai, kad dalyvauja, nors galbūt 10 metų kaupia, bet labai svarbus dalykas. Viską, ką rodau, galite stebėti, užeiti į Lietuvos banką, taip, ten yra vedamos tos ataskaitos pensinių fondų ir būtinai atkreipkite dėmesį su ženkliuku IRR'as, tai yra reali grąža ir pasižiūrėkit. Labai paprastai, jūs pasižiūrėkit savo metinę ataskaitą, kur atsiuntė tą pensinį fondą ir patikrinkit, kiek jūsų pensinis fondas uždirba. Ar jisai uždirba 2,7 ar 6, taip? Arba, sakykime, nežinau, 2,6, 6,7. Praktiškai dvigubai skiriasi. Tai yra tikrai daug, žinokitės. Ar nuo 10 000 per metus uždirbti 300, ar nuo 10 000 uždirbti 600. Sutikit, kad tai yra pinigai, taip? Tai viską, ką jums reikia padaryti, užeiti į Lietuvos banką, pasitikrinti, ar jūsų pensinis fondas dirba pelningai. Ir jeigu, kaip pavyzdys, fondas dirba tikrai dvigubai blogiau, tai tiesiog vėl labai paprasta praktika. Perkelkit savo blogą investiciją į tą kompaniją, kurgi galbūt uždirba daugiau. Tik tai rekomenduoju pasikalbėti ir su ta kompanija, kur kaupėt. Galbūt jie kažką jums prižadės, bet pakalbėkit ir su kita kompanija, kuri puikiai dirba, geriausiai dirba. Taip, kodėl jie tiek uždirba? Pasidomėkit gerai, nes tikrai per 20-30 metų, kai yra toksai skirtumas, tikrai ar sukaupsi 20 000 ar 40 000, manau, yra skirtumas, teisingai. Tai reikia tik pažiūrėti rezultatus į metus kartą ir pasirinkti galbūt kompaniją, kuri tikrai uždirba dvigubai didesnę investicinę grąžą. Taip? Trečias dalykas, taip, daug žmonių daro tai, sakykime, sąmoningai, tai yra kaupia savo pensijai arba vaikų mokslams ir tą daro, pavyzdžiui, per investicinį gyvybės draudimą. Viskas tvarko, vėl užeinat į Lietuvos banką, įvedat gyvybės draudimo mokesčiai, jums išmes iš karto visą lentelę, tai yra visų gyvybės draudimo kompanijų mokesčius. Ir aš tik tai vieną akcentą. Jeigu jūs kaupėt, vėl pasižiūrėkit, kiekviena draudimo kompanija turi jums atsiųsti tokią finansinę ataskaitą metinę. Ir ten labai aiškiai parašyta, kiek sumokėjot pinigų ir kokia yra išperkamoji suma. Viskas. Jeigu jūs rezultatai tenkina, tai viskas labai gerai, kaupkite toliau. Jeigu rezultatai netenkina, tada priiminėkit kažkokį sprendimą. Nes kaip pavyzdys, Lietuvos bankas padarė tyrimą, tai yra paėmė
pavyzdžiui, kad žmogus įneša 1000 eurų į metus, tai yra 30 metų, ir atkreipkite dėmesį, taip, nuo jūsų 30 000 eurų kompanijos atskaito 15 000, 20 000, 17 000, taip, tai yra jie tikrai daug uždirba. Ir kai kartais juokaujam, sako, dažnai girdite, nesako, pensija, gyvybės draudimas, va, imkite būsto paskolą, tai yra pati geriausia investicija, ne? Tik niekas nepasako, kam ta investicija yra gera. Ar bankams, draudikams, ar jums, ne? Tai va, jeigu nežiūrėsit savo, netikrinsit finansinių sutarčių, nustepsit po 5 ar 10 metų, kad patyrė tikrai didelius nuostolius, taip? Tai čia tiesiog akcentuoju, kad viskas gerai, jeigu jums tenkina rezultatas ir produktas, kaupkit gyvybės draudime, bet Lietuvos bankas padarė ataskaitą, kad ten tikrai yra labai dideli mokesčiai ir klausimas, ar tikrai ten susikaups toks rezultatas, kokio jūs tikėjotės. Taip, šiai dienai tikrai atsirado nebe investiciniai gyvybės draudimai, bet čia toks sprendimas yra rizikiniai gyvybės draudimai. Ir įsivaizduokit, už 50 000, va, jeigu jums 35 metai, jūs galite tiesiog susimokėti 10 eurų. Taip, ir labai aišku, taip kaip už automobilio draudimą. Susimokėjot ir labai aišku, už ką susimokėjot. Taip, ir ačiū Dievui, kad to draudimu nereikėjo pasinaudoti. Ir jeigu yra galimybė, prašau 10 eurų, jeigu ten nori truputį ir gyvybės draudimą, ir traumų, ir galbūt kritinių ligų, taip, tada sumokėsi 19 eurų į mėnesį. Viskas. Nėra jokios mokesčių lengvatos, jos ir nereikia, nes tą mokesčių lengvatą, kur rodžiau, patys matėt 17-19 tūkstančių pasiėmimo nuo investicinio, pavyzdžiui, gyvybės draudimo ar nuo garantuotų palūkanų gyvybės draudimo. Taip. Ir aš tiesiog matau, kad tiesiog tą mokesčių lengvatą ne jūs gaunat, bet pasiėma draudimo kompanijos. Taip, viskas tvarkoj. Taip, tiesiog draudimo kompanijoms yra viskas tvarkoj, bet jūs pasižiūrėkite, ar tikrai tą mokesčių lengvatą norite atiduoti jiems. Taip, kartais be jokių mokesčių lengvatų jūs galite tiesiog uždirbti daugiau. Čia kaip pavyzdį rodau jums, va, 200 eurų, tai čia kaip pavyzdys galvojate, ar čia daug ar mažai, ne? Jūs kartais nesitikit, kad tiek daug investuojat, nes jeigu, pavyzdžiui, ant popieriaus jūs dviese, pavyzdžiui, šeimoje dirba, tai didelė tikimybė, kad jeigu jūsų pajamos aukštesnės negu vidurkis, galbūt ant popieriaus yra 5 000, į rankas per abudus gaunat, pavyzdžiui, 3 000. Taip, tai įsivaizduokit, nuo tų 5 000 3 procentai ir dar plus dar valstybė prideda dalį vienam ir kitam, tai va, ir išeinate 200 eurų per mėnesį, pavyzdžiui, investuojate į pensinį fondą. Čia kaip pavyzdys, taip, ir atkreipkite dėmesį, ar tas fondas uždirba 3 ar 5 procentus. Matot? Bet skirtumas ar 87 000 ar 120 000, kaip jums atrodo? Pinigai ar ne pinigai? Taip, matot koksai? Atrodo tik 2 procentai skirtumas, o rezultatas jau skiriasi virš 30 000 eurų. Labai dažnai žmonės kaupia tą gyvybės draudimą, kaupiamąjį gyvybės draudimą tam, kad gautų mokesčių lengvatą, taip, apie 10 000 eurų. Bet jų investicinė grąža, labai, ir Lietuvos bankas darė tyrimą, yra apie 3 procentus. Tai gerai, čia 97 000, o be jokių mokesčių lengvatų. Tai jeigu uždirbsit 5 procentus, jūs tikrai gausit daugiau pinigų, negu su mokesčių lengvata. Plus, galbūt, jeigu tikrai domitės investicijom, tikrai rekomendacija yra, kad iš investicijų gautumėt ne mažiau 8 procentų, taip? Bet tam, žinoma, reikia daugiau galbūt pasidomėti, daugiau galbūt pasikonsultuoti, kad tikrai gautumėt, matot, iš tų pačių pinigų ar 87 000 ar 200 000. Viskas jūsų rankose, jūs patys sprendžiat ir dėl to sakom, analizuokit savo pasidarytas finansinės sutartis. Ar jos yra, su jom viskas yra gerai. Kaip pavyzdys, vėl infliacija, taip, kaip pavyzdys, va. 12 000, jeigu niekur neinvestuosit, tie pinigai nuvertės iki 10 000, jeigu investuosit su 5 procentais, matot, jau bus 13 000 ir jeigu infliacija, pavyzdžiui, jeigu 5 procentai investicija ir 3 procentai infliacija, praktiškai tik išsaugosit pinigų vertę. Taip, tai tie 5 procentai yra tik tam, kad išsaugotumėt pinigų vertę. Bet, o kas bus, jeigu ta infliacija bus 5 procentai, ne 3 procentai. Tai gaunasi, kad investavę 12 000 su 5 procentų investicinė grąža ir su 5 procentais infliacija, jūs dar netgi turėsit minusą. Reiškia, jums reikėtų kažkur turbūt investuoti daugiau, taip, negu tie 5 procentai. Bet jeigu jūs tikrai nesate investuotojas ir yra pagrindinė investavimo taisyklė, nesupranti, neinvestuok, nes didelė tikimybė, kad prarasi pinigus, taip.
Tai galbūt kartais geriau tą, sakykime, pinigus tuos, kurios galbūt mokat už gyvybės draudimą arba į pensinį fondą, apie kurį galbūt nelabai suprantat, bet girdit labai daug apie tai kalbama. Tai va, tiesiog kartais rekomendacija, jeigu turit kreditų, tai galbūt yra geriau tada tiesiog dengti kreditą. Nes yra labai aišku, jeigu jūs, pavyzdžiui, jeigu kaip pavyzdys pridėsit mėnesio įmoką, kaip pavyzdys, nepilnai 50 eurų, taip? Bet permoka jau bus vietoj 93 tūkstančių 75 tūkstančiai, taip? Nes faktas, jeigu jūs kreditą turėsit ne 30 metų, o 25 metus, jūsų palūkanos permoka sumažės. Galbūt kažkas galite ir daugiau mokėti, taip? Ir 100 galbūt 30 eurų, tada iš viso bus vietoj 93, 58 nepilnai, sakykime, 40 tūkstančių sutaupo, taip? Paprasti sprendimai. Dėl to irgi atkreipkite dėmesį į kreditus, nes irgi koks jūsų mokėjimo metodas, taip? Ar linijinis ar anuitetinis. Nuo to irgi priklauso, pavyzdžiui, kas turi linijinį metodą, galbūt sutaupys netgi 18 tūkstančių. Bet galbūt kažkas turi kredito terminą, moka labai panašiai, 660, bet permoka bus vietoj 75 tūkstančių 58. Dar apie 18 tūkstančių sutaupo, taip? Tai va šitoj vietoj raskit laiko karts nuo karto pasitikrinti, ką jūs pasirašėt, taip? Ir va šitoj vietoj tikrai sutaupysit gyvenime daug pinigų, nes atrodo 20 ar 30 tūkstančių sutaupot, bet užduokit savo klausimą, kiek jums reikia dirbti, kad uždirbtumėte 30 tūkstančių. Galbūt netgi visus metus, teisingai. O čia skiriat valandą arba 2 pasianalizuoti, o ką jūs pasirašėt, ką galbūt galėtumėt pakeisti. Ir jau prašau, gaunasi, kad 1 metų, ką jūs uždirbot, sutaupot savo, taip? Tai šitoj vietoj dar kartą sakau, atkreipkite dėmesį į savo finansinės sutartis. Jeigu reikia pagalbos, tai mielai galim jums padėti, nes pagrindė mūsų veikla tokia ir yra, kad mes tiesiog patikrinam jūsų finansus, taip, sutikrinam sutartis ir suteikiam tokią analizę. Taip, čia kaip pavyzdį paėmiau, mes išanalizuojam, tai yra, kad koks tai yra jūsų, pavyzdžiui, kredito mokėjimo metodas ir žiūrim, ar tai yra brangiausias, ar galbūt ekonomiškiausias variantas. Tada žiūrim, kiek jūs iš tikrųjų pagal savo finansinės sutartis kiekvienais metais prarandat pinigų. Taip, apskaičiuojam. Šiuo atveju, pavyzdžiui, žmonės per metus tai, ką jie galėtų pakoreguoti savo finansuose, jie galėtų uždirbti daugiau, bet kadangi nieko nedaro, mes skaičiuojam, bet irgi duodam ataskaitą, kad žiūrėkit, per metus, jeigu jūs nieko nedarysit, jūs prarandat 2900 eurų. Taip? Po to skaičiuojam, tai yra, kiek mes matom, galim jums sutaupyti pinigų, padarę kažkokius pakeitimus jūsų finansuose, taip, ir nustatom dar kredito riziką, ar jinai yra žema, vidutinė ar aukšta. Tai va, jeigu reikia pagalbos, tikrai mielai padėsim, atsiųsim tokią oficialią ataskaitą. Tai nėra konsultacija, tai yra analizė, mes tik nustatom priežastis, tai problemas, o po to jūs jau galite spręsti, galbūt tada bus lengviau apsispręsti ateiti konsultaciją, arba, kaip sakiau, nueiti pasikonsultuoti į pensinius fondus, pas gyvybės draudimo konsultantą, galbūt pas į banką dėl kredito, taip, kad tiesiog susitvarkyti savo sutartis. Gerai? Tai tikiuosi, kad buvo truputį aiškiau, kaip daryti finansų analizę, nes visiems finansams reikalinga priežiūra. Jeigu to nedarot, natūralu, kad tada būna, kaip matėt, su infliacija. Jeigu nieko nedarai, tada pinigai neauga, o jie krenta. Ačiū labai, kad išklausėt, sėkmės jums ir iki pasimatymo. Iki.